biškį pavasarį. Šičia aš irgi bandžiau eiti. Atsimenu šitą medį, bet dar buvo pilnas sniego ir nebuvau pasiėmęs sniegbačių. Tai kaip pamenu, kažkur tai čia įsikūrinėjau į šoną, nes toliau nebuvo įmanoma daeiti. Čia kažkur tai nueiti yra tik tai 1,5 kilometro 2. Buvo sniego iki kelio, tai ką šį kartą pasieksim tikslą. Sniego nedaug, tik šaltuko biškį yra, jaučiasi jau. Bet kai eini da normaliai, tik nuėjus reikės būtinai į laužiuką užsikurti. Turėjau pirmą šiokį tokią kliūtį. Kaip matot, čia yra upelis, bet užšalęs. Čia yra akmenimis, matau, kažkas siejas. Ką bandysim, kaip mes. Čia, kurie jau slidu. Matot, normaliai laiką, bet va, yra tarpai, kur bėga dar čiurlenėmis. Gražus upelis. Ką, einam tolyn. Nežinau, kiek jų matosi, o dabar ėjau. Žiūriu šalimais pėdsakai. Kažkokie žvėrės. Neaišku, kieno. O čia jau aš pritrypiau. Įdomi. Kelio 2/3 jau įveikti. Priejau čia tokį ežeriuką, tiksliau yra čia 2 į vieną susijungia. Ir kaip matot, jau yra galima lipti ant jo. Aišku, toliau aš nerizikuosiu dar, nes nemanau, kad bus labai tvirtas. Bet jau neužilgo bus galima. Žiūrėkit, kokį tiltuką radau. Čia tikrai jau gan senai statytas. Upelis neužšalęs. Ir dabar man reiks per jį eiti. Bandysim laimę. Taip. Gerai atrodo. Gerai, tada padėta medinė atkarpa. Taip, tai būt nejauku jau žengti per tokį. Einam tolyn. Gražiai medelis užlinkęs ant kelio. Čia greičiausiai žiemą, kai buvo daug sniego, jį lenkė, kol dar buvo jaunesnis ir nulenkė. Ir dabar auga taip. Gan gražiai atrodo. Lysim pro apačią. Jau ženklą. Taigi jau tai yra 5 km 500 metrų. Čia atrant ten. Ne tenai man reikia. Man reikia į Kolern. Taigi liko 1 km 300 metrų. Nebetiek daug. Vakaras nuostabus. Jokio vėjuko. Tik jaučiu, kad šala, nes dangus giedras. Nesimato, aišku, jums. Tai jau Gilsdamet 7 km įveikti. Kolern 668 metrai. Nelabai aukštai, bet vaizdas, aš manau, rytoj bus visai neblogas, jeigu nebus rūko. Nes matosi, kad šviečia įmelį lempos aplinkui visur. Gal tik jums nesimato. Rytoj ryte bus labiau matyti, ką čia galima pamatyti. O dabar reikės eiti ieškoti įsikurti kažkur tai. Ar čia pačio viršaus. Ar kažkur tai biškį pažemiau palipus. Ten ką tik matyt praėjau didelę ežeriuką. Gal tenai leisiuosi. Dar nežinau. Žiūrėsime.
Einu ieškoti vietos. Paikščiau visur aplinkui. Tai realiai nusileidus čia žemiau prie ežeriuko. Čia yra laužavietė buvusi. Manau, kad čia vėl teks naudoti savo lazdas ir tentis pastogį darytis. Čia pakankamai lygi vieta. Čia užsikursim laužą. Turėtų būti normaliai. Nes čia medžių yra, bet nebent giliau ten į mišką lendant. Daugiau būtų tada prakurom ir statybom, bet šiandien, kai vėl jau išėjau, pasinaudosiu. Tiesiog paprastai pastogę nesidarysiu nieko. Kitą kartą rimčiau kažką sugalvosim. Šiandienai bus gerai ir čia. Kaip galit matyti, visas prakaitas eina lauk. Po apačią turiu merino vilnos ploną ir čia ant viršos vilnonį. Iš tikrųjų, kol nėra vėjo, kad ir dabar minus 7-8 kažkur, tai reiks pasižiūrėti tiksliau. Puikiai dirba, puikiai garina. Kažkiek tai viduje dabar dar drėgmės yra. Bet dabar dar, kol įsikursiu stovyklavietę, prisirinksiu malkų, nebebus tokio aktyvaus darbo. Tai viskas išdžiūs. Viduje bus sausa. Super dalykas, visiems patariu. Ir nenaudokit žiemą iš tikrųjų jokių medvilninių. Nes medvilnė, jinai prakaitą sugeria ir visa šlapia lieka ir nedžiūna. Tai arba sintetika, arba vilna. Bet patarčiau merino vilną pačioj, plonas sluoksnis, po to vilnonis. Super dalykas. Aišku, jeigu būtų vėjas, reikėtų dar plonos striukės arba jeigu snigtų. Nes tada šlap pradėtų. Šlapias. Bent jau pačiai šlapias. Žiūrėsim toliau. Tikiuosi, bent va čia kažkur bus sausas. Tada man šiandieną kaip ir užtektų jau. Jau pats galas jaučiasi, kad sunkus. Visada įdomas, kai yra žemiau nulio, kaip dabar -7, -8, prisipilu minkštą. Ir jeigu turiu kišenę vidinę, čia įsikišu, jei ne, tada į kelnes, kur yra kišenė. Galiu parodyti, šičia kaip turi kišenę, įsikiši ir išlieka pakankamai šiltas vanduo. O rezultate, kas buvo ant kuprinės, kol atėjau, nežinau, matosi, pradėjo sušalti visas mano vandenukas. Realiai dabar turiu ledą, iki kol atėjau 7 kilometrus. Todėl visą laiką, bent jau aš,
stengiuosi geriamą vandenį įsidėti pas save prie kūno. Nieko, dabar įsipilsim į tą, įsidėsim prie kojos ir sušils kažkiek tais, o vėliau išsipirsim kavikės. Dar ne visas sušalęs, tik tai pradėjo šalti. Girdit? Pedukai. Yeah. Manau, šią vakarą man užteks pilnai. Per naktį vis tiek nekūrensiu. Turiu šiltą miegmaišį, tai susipjausiu ir užteks. Tik dėl šito, kaip ir minėjau, čia visas šlapės tas galas. Žiūrėsim toliau. Nuo galo pradėsiu pjauti. Jeigu viršūnai tas pats, tai čia nieko gero bus kaip soliukas tik tai. Ką dabar? Einam toliau sukūrinėti. Pastogę pasistačiau. Pakol kas palieku pakeltą, nes kursiuos dabar laužą. O nakčiai nuleisiu priekį žemyn. Jeigu snigtų, kad neįlenktų. Ir biškių užuovėje gautus, nors vėjo nepraneša.
Visiems skanaus. Vakarė tingėjau nusileisti tentą. Paryčiais pradeda pustyti. Tai staigiai dabar nuleidau tą pusę, iš kurios pusės vėjas. Žiūrėsim. Turėtų atlaikyti, šiek tiek ištampiau. Kiek galėjau, šiek akmuo nelabai kur yra galimybės įsmeigti guolus. Ką, vietos turi pilnai, galas kaip uždarytas. Einam toliau miegoti. Labą rytą. Vakar patingėjau vakare užsidaryti. Tai teko ir paryčiais keltis. 5 valandą pradėjo snyguriuoti. Ir dabar iki šiol sninga. Kaip matot, smulkiai. Ne tai baisiai daug, bet sninga. Ką reikės keltis, pasidaryti kavos. Bet ir kaip tingiu. Žiūrėt, kas dedasi lauke. Nors sniego nėra daug. Sniego nėra daug iš viso. Atrodo netgi, kad nestiktų. Tik girdis ant tentą. Prispaudė tentą tiek, kad ropom reikės išlįsti dabar jau. Pažiūrėkim, ką čia, ką laukia turim. Baisiai daug sniego nėra. Bet ir kaip buvo medžiai tempęs, vis tiek sniegas. Oi, čia tentas prispaudė. Ėriukas. Tai va. Sakykim, kad nepavykęs statinys šį kartą. O kam nepasitaiko? Aišku, būčiau galės prie medžio rišti. Bet aš šitą pusę naktį nuleidau, nes vėjas iš tos pusės davė visą sniegą į vidų. Tai reikėjo gal rinktis kitą vietą, tiesiog miegoti. Nieko nebepersistatinėsiu. Čia pasidarysiu kavos. Dar biškį užkasti. Ir kelsiu jau po biškį. Nes nėra tikslo laužo bekurti ant tokio vėjo. Reikėtų tada vėl statytis anoj pusėje užuovėje. Tai geriau čia su dujom pasidarysiu valgyti. Nes čia dabar stoja vėja puikiai. Naktį, kai buvau pasistatęs, atrodė taip. Vietos buvo pilnai, kuprinė buvo gale, tad pilnai buvo uždaryta. Kai 5 rytą pradėjo snigti. Bet matyt, gal aš kojas nuspyriau tą kuolą vidinį, dėl to gal sukrito. Čia buvo kuprinė, dėl to buvo biškiuką pasikėlęs ir kitai buvo. Nu, kita. Šiaip gan neblogas variantas, tik tai reikėtų, aš manau, kad galą sutraukti ir prismeigti prie žemės, bet kai čia yra akmuo, tai nebent va kaip ir čia reikėjo pagalį panaudoti. Bet šiaip tai gan patiko, o iš vėjo pusės uždarėjai galą ir super, pasiteisina.
Tik reikės patobulinti. O orelis, kaip matot, sninga viskas. Nes kuo toliau, tuo smarkiau. Visi daiktai supakuoti, stovyklavietė aptvarkyta, kiek buvo įmanoma per sniegą matyti. Ir dabar eisiu dar iki viršus pasižiūrėti, gal bus kas įmanoma matyti. Nors, kažin, nes kaip matot, toks kaip ir, kai sninga, dulksna, nieko nesimato čia. Žiūrėsim, gal viršui kažkas matysis, vis tiek nėra čia toli. Na ką, aš ir vėl viršūniai. Bet kaip ir sakiau, šiandien irgi nieko nesimato. Tik tiek, kad šviesu. O daugiau nieko. Gaila. Teks pakartoti kažkada tą žygį, kai bus giedras dangus, o kaip pilai į akis. Ja. Kalipu žemyn, žiūrėsim, 7 kilometrai vis dėlto. Bet dar visą dieną turiu, tai ne problema ir nėra taip šalta, tik tai kas sninga. Ką, einam atgal.